Pradžioje buvo žodis, žodis buvo pas Dievą ir žodis buvo Dievas. Dievas apsireiškė per savo sūnų, tai yra žodį, per kurį visa buvo sukurta. Kai Dievas ištaria žodį, gimsta gyvybė. Dievas nėra tylus, nėra tolimas ar abejingas. Dievas kalba, jis kalba visada. Tačiau tam, kad jį išgirstume, reikia vidinės tylos. Ką tai reiškia? Ar esate patyrę, kai klausotės žmogaus turėdami apie jį išankstinį nuomonę? Iš tikrųjų, jūs jo negirdite. Jo žodžius, gestus, veido išraiškas interpretuojate per savo filtrus. Per tai, ką apie jį galvojate, ar ką apie jį esate girdėję iš kitų. Kol jis kalba, jūs jau nusprendėte, kas jis yra. Jis nebėra žmogus, kurį galima pažinti, bet jūsų pačių sukurta figūra ir dažniausiai netikra. Taip nutinka ir su Dievu. Turime daug išankstinių nuostatų apie jį, dažnai laikomų šventomis, teisingomis, nekintamomis. Todėl kartais negalime išgirsti, ką Viešpats nori pasakyti apie mūsų gyvenimą, žaizdas, klausimus. Mes tada klausomės ne Dievo, o Dievo paveikslo, kurį patys susikūrėme. Dievo, kuris turėtų mums tarnauti, prisitaikyti prie mūsų interesų. Arba priešingai, Dievo, kuris yra šaltas ir tolimas. Šie paveikslai gimė iš mūsų patirčių ir sužeidimų, užblokuoja tikrą Viešpaties balsą, nors jis nuolat kalba. Vidinė tyla yra erdvė, kurioje nutildau savo įsivaizdavimus apie Dievą, savo įsitikinimus ir reikalavimus. Tai vieta, kur nustoju Dievui aiškinti, ką jis turėtų veikti mano gyvenime. Ši tyla gali tapti malda. Aišku, sunkia malda, nes pradžioje tai yra kova su vidiniu triukšmu, su mintimis, vaizdiniais, nuoskaudomis, fantazijomis. Psalme yra sakoma, nutilk prieš Viešpatį ir kantriai pasitikėk, lauk jo. Pakanka kartais 15 arba 30 minučių kiekvieną dieną šios ištuštėjimo maldos, kad širdis ir protas pradėtų rimti, išsivaduodami iš vidinės netvarkos. Gali padėti paprastas žodis, trumpa maldos frazė, pavyzdžiui, Viešpatie, pasitikiu tavimi, arba aš tave myliu. Rask ramią vietą, atsisėsk patogiai, kvėpuok lėtai, padalink maldos žodžius į dvi dalis. Įkvėpdamas sakyk Viešpatie. Iškvėpdamas, pavyzdžiui, kalbėk man arba myliu tave. Ir pasilik čia, kovodamas su viskuo, kas nori pavogti tavo vidinę ramybę. Pradžioje reikia drąsaus vidinio sprendimo, atlaisvinti erdvę, nusikratyti savo išankstinių nuostatų, kad Dievo žodis pagaliau būtų išgirstas. Pabandykite taip melstis. Palaimintos jums dienos.